Idėja. Motyvacija lietuviškai. Kad ir ką darai, sustok. Turiu tau klausimą. Ko tu nori? Jis paprastas. Ko tu nori? Nes gyvenime kai kurių dalykų negausi. Jie neteis patys. Turi pasiimti juos pats. Yra dalykų, kuriuos galima tik išsikovoti darant gerus dalykus, tačiau jų negausi miegodamas ir sapnuodamas apie juos, negausi jų galvodamas apie juos duše. Kartais turi pakovoti. Gali likti kur esi, gali, bet negali likti kur esi ir eiti kur nori. Kokią auką turi paaukoti? Todėl, kad kažkur ten kažkas nori užimti tavo vietą. Kas nors nori gauti stipendiją. Ne vienintelis tu bandai įstoti į gerą universitetą, ne vienintelis nori žaisti NBA, ne vienintelis nori patekti į NFL. Noriu, kad 24 tavo gyvenimo valandos būtų labai įtemptos, suplanuotos, kad tu suplanuotum jas strategiškai. Noriu, kad visą savaitę keltumeis laiku. Kada suplanavai, eitum miegot, kada suplanavai, valgytum tai, ką reikia. Ir kartotum tai, kadangi kiekviena diena yra svarbi. Taip, svarbi kiekviena diena. Todėl tu turi treniruoti savo kūną dieną iš dienos. Kiekvieną dieną pabudus turi tam atiduoti visą save. Atsiduoti tam visų 100%. Turi pakeisti savo mąstyseną. Turi nustoti galvoti apie blogus dalykus. Kiekvienas kelias į sėkmę veda per skausmą. Jei nori pasiekti sėkmės, turi suprasti, kad skaudės, drauguži. Jei būtų lengva, galėtų visi. Tai reikia vieno papildomo atsispaudimo, vieno papildomo kilometro, papildomų pastangų, vieno papildomo kažko, kad prasimuštum keliu, kuriuo eini. Ir jei nori nukeliauti ten pirmas, turi stengtis labiau nei kiti. O norint pasiekti rezultatų, nebus lengva. Noriu, kad pajustum tą deginantį skausmą. Tu nusipelnei tapti milijonieriumi, nusipelnei prabangių kelionių, nusipelnei gyventi taip, kaip nori. Idėja. Dalykas žmogaus galvoje, kuris gali pastatyti miestus. Idėja gali pakeisti jūsų pasaulį ir perrašyti taisyklės. Paprasčiausia idėja gali pakeisti viską. Tačiau ją įgyvendintis reikalingas tu. Ir jei dirbsi pakankamai, kitoje pusėje laukia apdovanojimas. Pamatysi, kad visiems, kurie bandė tave palaužti, bandė tave sustabdyti, visiems, kurie bandė sunaikinti tavo svajones, įrodysi jiems, kad jie klydo. Skausmas didelis. Tačiau aš jį naudoju pasistumėjimui pirmyn. Nepasiduok. Sakau tau, nepasiduok. Ir tau pavyks. Kai keisi savo mąstyseną, noriu, kad kartu išryškintum iššūkį. Nes turi padaryti tai, ko dar nesidaręs. Mąstyti taip, kaip dar nesimąstęs. Pasiekti tai, kuo dar niekada nebuvai. Motyvacija lietuviškai.